Vytautė Žilinskaitė. Paskutinis taškas. Sekmadienio rytą, Vaidotui ruošiant pamokas, į kambario duris kažkas tyliai pabarbena. Prašom, kviečia berniukas, ir į kambarį įeina laiptinės kaimynas Steponaitis. Jis atrodo lyg nesavas ir net prislėgtas. Tai lyja, nei iš šio, nei iš to, sako Vaidotui. Lyja ir taškas, patvirtina Vaidotas. Ką sakęs, ko nesakęs, dabar jis būtinai pridurs ir taškas. Nugirdo šitaip tariant iš kariuomenės grįžusi savo pusbrolį ir ne pats nepajuto, kaip pasigavo jį mėgdžioti. Taigi, taškas, įsiteikdamas murma kaimynas, o žinai, Vaidotai, aš ne šiaip užėjau pas tave, noriu kai ko paprašyti. Tik bijau, kad mano prašymas tau nelabai patiks. Nebijokit, drąsina kaimyną berniukas, prašykit ir taškas, nėra čia ko. Matai, žūtbūtinai turiu aplankyti žmoną ligoninėje, o vaikų ten neįleidžia. Mano miglutė dar per maža, kad palikčiau ją vieną namie. Ar nesutiktum pagloboti mergaitę 3 valandas? Tavo mama taip ir pasakė, kai pats Vaidotas nuspręs, taip ir bus, ir taškas. Kai pats nuspręsiu, patenkintas linkteli Vaidotas, tuoj pradėsiu spręsti. Jis rauko kaktą, barbena pirštais į stalą, krūtina lūpas, lyg su savim kalbėtųsi. Jau nutariau. Ką nutarei, neramiai klausia kaimynas. Pabūsiu, lygiai 3 valandas ir taškas. Lyg akmuo mano širdies nukrito, pradžiunga kaimynas Steponaitis. Ačiū, Vaidotai, tik noriu tave įspėti, kad miglutė be galo, be krašto smalsi, berte užberia klausimais, visus nervus ištampo. Man neištampys, aš nesuaugęs, pranašėja trėžė berniukas. Tegul klausinėja, kiek lenda, aš mokėsiu atsakyti ir taškas. Kaip matau, visai nušvinta kaimynas, užaugęs pats būsi puikus tėvas ir pedagogas, tad prašom užeiti po pusvalandžio, tada kaip tik iškeliauju. Po pusvalandžio Vaidotas jau sėdi Steponaičių bute ir skaniai čiulpia saldainį. Kaimynas, atsidėkodamas už paslaugą, dovanojo puspilnę dėžutę paukščių pieno. Miglutė tūno didelėme krėsle ir net prasižiojus iš smalsumo spokso į savo naująjį globėją. Jos noselė gerokai riesta, o kojos ilgos ir plonytės kaip adatėlės. Kada mano tėvelis pareis, klausė jį Vaidotą. Lygiai po 3 valandų. Po 3 valandų, susimašiusi kartoja mergaitė. O kas yra valanda? Valanda yra lygiai 60 minučių, duria pirštu į laikrodį Vaidotas. 60 minučių. O kas yra minutė? Minutė yra 60 sekundžių, sklandžiai beria Vaidotas, ir jau nutuokdamas sekantį klausimą, iš anksto duoda ir atsakymą. O sekundė, vaikeliuk, tai toks trumpas triukas laiko gabaliukas, per kurį laikrodis suspėja tik vieną sykį tukstelti, tuk ir taškas. Ir sužavėtas savimi, Vaidotas vėl įsideda į burną saldainį. Štai kaip reikia atsakinėti visiems mažiems vaikams, draugai tėveliai ir pedagogai su savo ištampytais nervais, sproginėjančia kantrybė ir mandrų žodžiu pedagogas. O kas yra taškas, staiga klausė mergaitė. Kas? Perklausė lyg nenugirdęs berniukas. Aš klausiu, kas yra taškas, ramiai kartoja mergaitė. Taškas? Tu klausi, kas yra taškas? Nesumano, ką atsakyti Vaidotas. Kas yra taškas? Kas yra taškas, vėl kartoja mergaitė. Na, taškas yra ne kabliukas. Taip, vaikuti, taškas yra taškas ir todėl ne kabliukas.
tvirčiau pakartojo Vaidotas ir pagalvoja. Dabar ji būtinai užklaus, kas yra kabliukas, o aš tada nuvesiu ją į prieangį ir parodysiu meškerės kabliuką. Tada jie atsikabins ir nuo kabliuko, ir nuo taško. Ha. Vaidotas net įsisprendžia prieš didelį sieninį veidrodį, kad pasigerėtų išminčium, sugebėjusi taip mitriai išsisukti iš klausimo, kaip nesugebėtų joks suaugęs arba pedagogas. Ir žinoma, už galvosūkio išsprendimą jis premijuoja save išsyk 2 saldainiais, sukimšdamas juos už skirtingų žandų. Tačiau mergaitės pasirodo esama atkaklesnės ir už meškerės ji neužkimba. Bet tu neatsakei, kas yra taškas, kartoja jį savo. Sakiau, kad ne kablelis, ginasi Vaidotas. Bet kasgi yra taškas? Aš noriu žinoti apie tašką, reikalauja Miglutė. Taškas, kas gali būti taškas? Visi žino, kad taškas yra taškas ir taškas, išpyškino Vaidotas, nesugalvojęs nieko gudresnio. Aš ir pati žinau, kad taškas yra taškas, bet kas yra taškas, neatstojo mergaitė, kas? O gal aš ir pats nežinau, kas yra jis tas taškas? Jeigu nežinai, tai kodėl visą laiką taškuoji ir taškas, mėgdžioja mergaitė. Taškuoju ir taškuosiu ir taškas, vėl išsprūsta Vaidotui. Matai, pagauna jį mergaitė, tai kas yra taškas? Vaidotas ima pykti. Nebesumanydamas, kaip išsisukti nuo klausimo, prieina prie lango ir įsispokso į kiemą. Mato, jog per tą laiką, kol jis rėžė ratą aplink nelemtą tašką, jau spėjo nuščiūti lietus ir kieme liko telkšoti didelės įdomios balos. Po pačią didžiausią lyg gandras žirglioja storulis Martynas, apsiavęs raudonais botais. Atsidūsta berniukas, kad taip ištrūkus nors valandikė į kiemą. Jis žvilgtelėjo į laikrodį ir savo akim nepatikė. Nuo to laiko, kai jis čia, te praėjo 15 minučių. Še tau, kad nori, o jis manė, kad mažiausiai praslinko visa valanda. Tai kas yra taškas, reikalauja atsakymo Miglė. Vaidotas dedasi užsigalvojęs ir ilgesingai šokinėja akimis per balas. Paskui įsižiūri į praskaidrėjusi pro liūties dangų, į vienišą stiklų ropojančią musę. Bet ir didelė, iš kur tokių imasi? Staigojo veidas išsigiedrė. Eikš, šūktelė jis mergaitei, eikš čionai, aš tau parodysiu tašką ir žinosi, kas jis yra. Miglė priejus, jis paima jos smilių ir iškilmingai juo duria į stiklą, į musės ištupėtą tašką. Va, vaikuti mielas, čia tavo taškas, žiūrėk ir daugiau nebeklausinėk. Mergaitė įdėmiai žiūri į juodą taškelį ir papurto galvą. Čia ne mano, čia tavo taškas. Kodėlgi mano, nustemba Vaidotas? Nes tu ir taškuoji kaip musė, atšauna mergaitė. Aš taškuoju kaip musė, įsižeidžia berniukas. Visą laiką taškuoji ir vis tiek dar nepasakei, kas yra taškas. Aš žinau, kad nepasakei, manęs neapgausi. Na, žinai, netenka kantrybės berniukas, kaip tu kalbi su vyresniu už save? Daugiau neuždavinėk man savo kvailų klausimų ir baik tampyti man nervus. O kas yra nervai? Tu tyčia mane erzini tokiais klausimais, įtariai žiūri į rames mergaitės akis. Aš neerzinu, aš tik klausiu, kas yra nervai, pakartoja mergaitė. Nervai? Nervai, košia pro dantis Vaidotas, nervai yra tokie siūleliai, kurie trukinėja, kai baigėsi kantrybė, o nuo tavo klausimų ne tik man, bet ir pedagogui sprogtų kantrybė. O kas yra pedagogas, vėl pagauna jų žodžio mergaitė. Pedagogas tai toks dėdė, kuris aiškina, kol sakiau, sprogsta kantrybė. O kas būna po to, kai sprogsta?
tada būna viskas, paskutinis taškas. Aha, vėl prisimena smalsuolė, tu juk dar nepaaiškinai, kas yra taškas. Tai kas yra taškas? Vėl, grėbėsi už galvos berniukas, kiek galima, tu tyčia varai mane iš proto, gana, daugiau neatsakinėsiu į jokius tavo klausimus. Dabar tu pati atsakinėsi į klausimus, dabar aš, tik aš klausinėju, dabar mano eilė. Na, tai kas yra taškas? Mergaitė žiūri jį išpūtusi akis, Vaidotas neišsyk susgrimba radęs gudrę išeitį, bet kai susgrimba, vos nepašoka iš džiaugsmo. Taip, tik taip, jeigu nenori, kad tave užpultų klausimais, pats juos uždavinėk. Joks pedagogas, joks profesorius šito nesugalvotų. Ir Vaidotas visų ūgių vėl atsistoja prieš veidrodį, kad pasigėrėtų gudruoliu, kuriam nėra lygaus. Na, užsipuola jis mergaitė, ko tyli, kas yra taškas, nežinai, tai gal žinai, kas yra profesorius? Profesorius yra mano dėdė, ramiai atsako mergaitė. O kas yra dėdė? Dėdė yra profesorius, nesutrikdomai atsako Miglė. Ir Vaidotas apsižiūri, kad pakliuvo į aklavietę. Toliau klausti nebėra ko. Na, nepatenkintas murma jis, bet tu dar neatsakei, kas yra taškas. Taškas yra mano klausimas, atsakė mergaitė. Aš jį sugalvojau, o tu iš manęs pavogiai. Ir priduria, kodėl tu pavogiai mano klausimą? Ką? Sutrepsi Vaidotas. Ir vėl klausinėjai, vėl kimbi kaip derva? O kas yra derva? Vaidotas netekęs žado žiūri į savo kankintoją, paskui į laikrodį ir net garsiai sudėjuoja. 2 valandos, ištisos 2 valandos dar liko kamuotis, net saldainį jam apkarsta, o prie lango neartyn neina, kad nepravirktų, vėl pamatęs po balas braidantį Martyną. Žinai ką, Miglutė, sako jis mergaitė nutaisęs kuo vaikiškesnį balselį ir net truputį pritūpęs, kad būtų mažesnis. Klausimus reikia uždavinėti suaugusiems, o aš pati, matai, dar nesuaugęs, aš pats dar vaikas. Paskutinį žodį jam labai sunku ištarti, o į veidrodį pasižiūrėti dabar nedrįstų. Ne, purto galva mergaitė, tu joks vaikas, tu visai suaugęs, nes vadini mane vaikučiu ir rėkauji visiškai kaip suaugusieji, netampyk man nervų, man sproksta kantrybė, prikibai kaip derva. O kas yra derva? Vaidotas patyli, visiškai priremtas prie sienos. Gerai, kad ir mama, ir tetos nemato jo gėdingo pralaimėjimo, ir jis ryžtasi paskutiniam sunkiausiam žingsniui. Klausyk, Miglute, jeigu tu manęs daugiau neklausinėsi, aš tau atiduosiu štai šitą dėžutę su saldainiais, matai, paukščių pienas. Ar iš paukščių melžia pieną kaip iš karvių, stebėdamasi klausė mergaitė. Po poros mirksnių Vaidotas uždusęs įpuola į savo butą, į virtuvę, kur pluša mama. Ma, šaukė jis, daugiau nebegaliu, daugiau ten neisiu. Mama šypsodamasi žiūri į kunkuliuojantį kaip virdulys sūnų. Tai atsikandai? Klausia. Atsikandau ir paskutinį žodį Vaidotas nuryja. Pabaiga.